Šių metų spalio 12 dieną pirmą kartą visos šalies mastu vyks individualus intelekto ir žinių konkursas Nacionalinė viktorina, kurios dalyviai turės atsakyti į 200 klausimų, kurie bus suskirstyti į 8 skirtingas temas. Aš manyčiau, kad nacionalinės viktorinos idėja yra ypatingai sveikintinas reiškinys, nes praktiškai tai būtų didelė naujovė Lietuvoje, turint omeny, kad bendrų žinių, sakysime, ne tik, kad nemažėja, bet aš manau, kad jis ateityje augs, bet to yra tam tikras populiari aplinka šiuo metu Lietuvoje, vyksta daug įvairių proto kovų, vyksta daug intelektualių žaidimų, tai nacionalinė viktorinoje galėtų išryškėti individualybės, kurios, išties pasižymi ypatingai gerų žinojimo atskirų temų ir apskritai kaip visumos bendro visų žinių turėjimo talpina savyje. Tai manyčiau būtų galbūt ilgainiui galėtų tai tapti tam tikra tradicija, kurie jau yra tapęs konstitucijos egzaminas, nacionalinio diktanto rašymas, kurie yra daugiau fokusuoti lyg viena kryptimi ir lyg ir apriboja kai kurių žmonių dalyvavimą, kaip sakysime, o nacionalinės viktorinos idėja, jinai lyg ir atviresnė visiems žmonėms, nes klausimai bus iš įvairiausių sričių ir praktiškai bus galima pabandyti pasižiūrėti savo, kokį turi kiekvienas konkrečią bendrą išsilavinimą. Tokios galimybės atveriamos įvairiausio amžiaus žmonėms, nepriklausomai nuo tavo išsilavinimo, tavo užimamų pareigų ir apskritai nuo tavo padėties visuomenėje. Tai aš manau, kad bendrosios žinios yra didelė vertybė, kurią reikėtų puoselėti ir skatinti apskritai valstybėje. Leisti kūrybingai ir prasmingai laisvalaikį visada yra prasminga ir yra daug žmonių, kuriem tai yra tapęs tiesiog kaip gyvenimo būdas. Manau, kad tik išsilavinę žmonės gali, sakysime, kurti valstybę brandžią. Manyčiau, kad tokie bendrųjų žinių, ta vadinamas konkursai, viktorinos užsienyje yra pakankamai populiarios ir, išties tie žmonės, kurie, pasirodo ypatingai gerai, jie yra, sakysime, žinomi, tai yra kažkokie išskirtiniai žmonės, kurie parodo tam tikras žmonių galimybės, sakysime, kiek žmogus gali, sakysime, žinoti, pažinti, suprasti ir aš manau, kad galų gale ir Lietuva turėtų būtent ir šitoje srityje, sakysime, šioje srityje būti atstovaujama, juk praktiškai visada malonu garsėti, ką tu toliausiai numeti ar kur tu taikliausiai pataikai, bet iš tiesų labai malonu garsėti, kai vis tik tas intelekto pasiekimais. Galų gale kartais įsitikinama, kad ir mažų šalių, sakysime, žmonės iš ties gali būti lygiai taip pat unikalūs ir lygiai taip pat brandus ir ne tik, kaip sakoma, kitų šalių. 5 didžiuosiuose šalies miestuose vyksiančios nacionalinės viktorinos laimėtojas atstovaus Lietuvai Europos viktorinų čempionate Liverpulio mieste Didžiojoje Britanijoje. Ir norėtųsi akcentuoti tą faktą, kad Lietuvos nacionalinės viktorinos nugalėtojas atstovaus Lietuvą Europos, sakysime, čempionate ir, kaip sakoma, Lietuva bus reprezentuojama bendrame europinėme lygmenyje ir tai labai yra sveikintina ir malonu bus, kad Lietuva turės savo atstovą ir norėtųsi, kad tikėtis, kad Lietuvos atstovas užims prideramą vietą ir išgarsins mūsų vardą būtent ir šioje kovų arba viktorinų, sakysime, lygmenyje.